Šiaip, ką jūs atkreipsit dėmesį, čia yra labai panaši struktūra, kaip praktiškai vienas prie vieno daiktas, kaip GT73. Tik tais pritaikyta tavo ūgiui. Mano ūgiui arba jaunimui, o kadangi aš jaunimas, tai praktiškai viskas sueina į vieną. Taigi, ką mes čia turime? Tai yra 1000 vatų variklis, nominalios galios 2000 vatų, taigi galit nuvažiuoti su juo 98 km, taip traktuoja. Bet maksimalus greitis? Maksimalus greitis tai gali būti įvairus, bet šiaip 25. Įvairus? Ką reiškia įvairus greitis? Galima, jeigu jau... Tipo netyčia gali 60 parodyti. Jeigu knopkė pirštas nuslys, netyčia galima biški daugiau. Taip. Bet čia jūsų atsakomybė. Taip. Taigi, pradėkim nuo pradžios. Turime spidometrą, displėjų gal vadinkim, kuris yra standartinis lygiai taip pat kaip GT73. Turim paspausti stabdžius, kad atsiblokuotų ir jis davo mirgu margo, ne tau? Taip, tai greitis, kokiu režimu važiuojam, koks yra max speedas ir koks kilometražas, ne? Šiaip jis nėra mirgu margu, čia tik dabar per telefoną. Taip, bet jis čia taip per telefoną filmuojant yra mirgu margu. Hidrauliniai stabdžiukai, turim šviesas, turim posūkius, kurie, nežinau, gale veikia. Ane? Šiaip iš tikrųjų gan, sakyčiau, kaip tokio dydžio labai solidžiai padarytas. Turim greičius, aišku, čia jau tą apsižiūrėjom, ne? Išjungiam raktelį. Pats amortizatorius priekinis, jis yra šiaip močinas tikrai. Šitas man asmeniškai patinka. Čia net dizaino sprendimai, kalnus, matot, parodo, gražiai šiaip išpjauta yra. Ratai stiprinti, stabdžiai hidrauliniai. Nėra, čia jau nereiktų žiūrėti kaip Talarijos, bet šiaip savo funkciją atlieka. Tai irgi hidraulinė, ne? Turim čia jau, kaip priešingai nei GT73, nėra pedalų ir nėra kaip juos pridėti. Tai yra tik tais pakojai arba kaip ten gal kas sako pegai. Baterija dvigubai didesnė negu šiaip standartinė būna dviračio, bet jinai yra tik viena. Jis aišku išimama baterija, sako 48 V, 27 Ah. Tai jeigu šiaip dviračio yra 13, tai čia yra 27, kaip sakiau, dvigubai dviračių. Purvo saugiukas vienas kitas nuo purvo, variklis galės be jokių grandinių persiduoda tvarkingai, nereikės labai daug priežiūros, visokie atšvaitukai, išjungimas. Ką mes dar matom? Sėdynė šiaip ergonomiška, labai tas žodis šiaip patinka man, kai būna parašyta, nes aš nelabai suprantu, ką turiu omeny, bet ergonomiška sėdynė, kur gali susėsti praktiškai 6 vaikai. Taip įsivaizduoju. Taip. Ir šitą, ar kitą, ar dar kitą ir trečią jūs galite rasti kur? Ogimangis.lt, Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Žinoma, tik ten.